leidžia mergalkių. Gali sustoti, išvažiuoti iš garažo. Žinom. Užrišink, žinok. Taip. Nu, kaip šiandien jau turi baigtis. Tai, kas nuleid flangą. Palauk, tuoj kaip čia. Nu, labas bus Genadijus Lekasys, Viktor 31. Žinai, dėl ko buvai sustabdytas? Ne. Už tamsintus langus, žinok, buvai sustabdytas. O, bliam. Jo, Negalima? Pilnai tams. Nu, pilnai taip tamsit, kad tavęs net nesimato koks asmuo, tai negalima, aišku. Ai, galiu važiuoti atsitamsit. Taip, gali išlipti iš mašinos, norima apsiieškoti tave kodas raudonas. Žinoma. Gerai, paskelkite, kas. Ieškosiu jumis. Ieškosiu ir mašiną. Turi licenciją? Kam? Ginklui. Kokį aš ginklą turiu? Jo, turi. Galiu pažiūrėti? Nu, sėskis. Nežinau nieko apie šitą ginklą. Nu, bet pas tave rast. Vakar su draugeliu važinėjimas, gal jis paliko. Bet, žinok, pas tave rastas jisai. Nu, jis gali pasimti tikrai ne mano. Licencijos, ar sakai? Ką? 911 Mansaras, juodas pilnai, čia Poršas Pilijus, kurią nuvažiavo. Nu, žiūrėk, bet nežinau, ką dabar darom su tą ginklu. Jūs galit pasimti, man tai jau visai nereikia. Ne, man bet pas tave rastas, žinai. Nežinau, tikrai sakau, vakar su draugeliu važinėjimas, baliavojam. Paskelk rankas. Surakins tave. Draugo vardą, žinai, pavardę. Alutis kamštelė. Alutis Jašikas. Važiuojame iki komisariato, pašnekėsim. Gerai. Galit konfiskuot mašiną? Galiu, toč. Palenks galvą, įsadinsi ausieks diržą. Gerai. Iš 10-3 rastas, pas asmenį mašiną rastas pistoletas. Virš tavo 10-10. Žiūrėk, varom pašnekėsim. Vardą pasakyk savo draugų. Alutis Jašikas. Žinok, tavo draugas irgi neturi licencijos jam. Na, aš tai nežinau, nieko žinau. Aš vairavau vakar, jis čia gėrė, tai žinau, su draugelis. Galit ir man surašyti, nieko tokio. Susimokėsis man. Taip. Na, tavo mašina, ne? Kaip? Tavo mašina. Mano mašina. Nu, kas pas tave rasta, tas tavo yra, žinai. Nu, tegul. Jis man dvigubai sumokės. Jau ne man spręsti, žinok, kažką sumokės. Nu, aš suprantu. Svarbiausia, bet žmogus žudysiu, žinok. Kaip? Atsieks viduržiu iš tą pristą.
Svarbiausia, be žmogžudysčių. Ne, aš visai nežvėjoju, žvėjys normaliai. Žmogžudysčių. Ne taip ir gal. Aš tai sakau, nežudau nieko, žvėjoju, man ramu. Nu, tai gerai. Gerai, bus verblių kasys Viktor 31, bus susilaikytas už ginklo turėjimą. Turi teisę tylėti, viską, ką pasakysi, gali arba spaudos peršvietėsime. Skambutis bus suteikta, jeigu daug grėsia 60 mėnesių kalėjimo. Man tai, Gal mažiau duosit man? pasižiūrėsim. Nu, 58. O gali prižiūrėti mano bylą, švarai ten, ne? Ką pažiūrėsim? Žiūrėk, bus kaltinamas už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis ar sprogmenimis. Tau grešia 25 mėnesiai kalinimo ir 35 000 baudos. Aš sutinku su kaltinimu. Jo, gerai. Ką nori, kad sumažinčiau?
Nereikia, nedaug čia yra. Nereikia. Tai baudas mažinti. Gerai. Daug kas čia nepasikeitė. Pram 1000, 10% sumažinti. Žiūrėk, pridėsiu tavo pirštą. Pridėk pirštą. Cezaris kamstelis. O koks tavo vardas? Palauk. Cezaris. Cezar. Palauk, nesuprantu dar kartą pridėk. Nes nerandu tokio. Ai va, dabar radau. Viskas. Puiku. Gerai, tada tavo bylą pažiūrėk. O, baliama, kiek tu čia incidentų. Yra, Stela. Galėtum atvažiuoti VST. Čia pas asmenį. Ne dėl to čia tas. Gerai. Čia viena tokia. Palauk biškį, gerai. Dėl ko? Po to ateis vienas žmogus, pakalėjau su tam biškį. Mhm. Šiaip su gaujom kontaktuoji? Su kuom? Su gaujom. Visiškai ne. Visiškai. Nesupratau. Nu, žodžiu, pažiūrėsim. Nežinau, iš ko. Atrakinsiu, ar to jinai sugreit iki kaliegas, man ant kažką papasakot nori. Žiūrėk, Niom. Cezaris Kamštelis. Parašyta pastabose, kad yra geltonos gaujos narys. Baikit juokus. Nežinau, ant kiek čia Tas pupų dėdanas. Cezaris Kamštelis. Nežinau, gal čia labai seniai parašyta, nėra, nenuroda, kai... Kažkada senai buvo. Buvai. Tai gal kad dar kažką atsimeni, tai... Taip, pažiūrėsim, kada paskutinį bylą pildyta. Nu, prieš 3 mėnesius. Tiesiog parodo. Žinai, gal kažką įdomus bus. 5.14. Bet jam nėra daryta krata, tai galima bus prasižiūrėti jo bylą. Reikės padėti. Palauk, tai aš greitai permetu akį. Viena stambi. Antra stambi.
Už ką čia stambi? Trečias stambė. Palauk, nemaišyk, aš skaičiuoju numerį. Ketvirta stambė. Ir dabar ginklą, tipo už ginklą Ir dabar. dabar vienos dar reikia. Už ginklą čia Penkta stambi. stambi, viskas. Šitam Ai. supilda ir palieka, aš Jo, jo. padarysiu. Reikės pagalbos. Tai galėsi, jeigu nori, aš šitą pirmą noriu susitvarkyti. Gerai. Nioj, saulytą pakelk rankytės, būsiu Nu, na, Wolf Garsiai. 33, rankytis Net jis, nu, sutinku su kaltinimis, teisingai. Tačiau už ką čia dabar? Paims žiūrėt. Už šaunamą ginklą. Šaunamą ginklą sutinku, jo. Jo. Gerai, puiku, tada aš rašau tam. Susipildysime šitą. Dabar jau lauksi. Žiūrėk. Jos. pabukas. O tai už... Palanaujas, anam. Jo, tai sakau, Tai stavim, žodžiu, gal galima jo, padėti. pabūk, tenais yra bičiukas galimai iš geltonų, galimai pabrėžiu ir turi 5 stambes bilų. Geltoni Bet aš mėsos dabar po. pirmą šitą noriu susitvarkyti. Gerai, einam pasidaryti. Taip, palauk. Sveikutis. man pakartok. Labas. Ką padarei? Šokoladas baltas. Ginklą rado, bet ne mano. A kieno? Vakar su draugais važinėjom. Vairavau, jie boliavo, gal paliko. Vardas Kalėjimo pavardė? kažkaip. Cezaris kamštelis. Kaip sakė? Cezaris kamštelis. Leis paėt dahoje. Plėšimas įsibraunant į prabangų namą vien. Jau 40 mėnesių. Tu dabar ginklą? Dar ginklo disponavimas. Tada neleistinų daiktų turėjimas. Nu gerai, tada karoči, jau disponavimas šaunamais ginklais, sprogmenimis, šaudmenimis. Nu, žiūrėsim, gal numažinsiu, kadangi normaliai gražiai bendruoju. O tik aš biškai susipildau. Koks ginklas buvo? Paprastas pistoletas. Šiandien yra 20. Kieno ginklas? 20 diena. Pasirastas Mercedes'e. Jo mašina jis turėjo. Pagal serijinį numerį tikrinai? Ai. Labą rytą, kolega. Ai, dar supresorių čia turėjo. Labukas. Neleistinė, ta čia. Garsiai. Mokinėlis, galėtume su jumis patruliuot po to? Palaukit ant laiptų, mes baigsim Gerai. čia su jais ir tada Gerai. ateisim. Gerai. Niekam nepriklauso pistoletas. Niekam nepriklauso. Ne, net neužregistruotas. Žinai, kad kieno mašinai randami daiktai. Nu, tam tai aš priklauso. Gerai, tai būna, man. Tegul būna, ne? Aš nesipriešinu. Vat prieš darant. Ne, tai pohui čia lengva. Bet tikėkimės, kad ne. Su kuo dirbi? Tau žinot, su kokia... Nieko. Kaip tai nieko? Tau žinot, ką aš dirbu. Nu, sakai, baliavoju ant vakar su Hebra, ne? Ai, jo, vairavau, jie Su boliavoja. Hebra. Su draugais šiandien vakaras. Mes su vienu draugu paskui dar susipažinom su vienu. Žvejojom. Vardus pavardės, gal žinai. Vieną tik žinau. Koks vardas pavardė? Alutis Jašikas. Taip, kiek ten lapikų turėjai? Vieną. 6 Ai, tu. 2 lapikai. Mhm. O kitas draugas? Nežinau, vakaras žvejojom, susipažinom. O Lutį senai pažįsti? Jo, jau senai. Ir mafijos. Mhm. Kokie tavo ryšiai? Pusę metų gal. Nieko, tiesiog draugai. Tiesiog draugai, ne? Jo. Kartu būnat? Dabar jis nebūna, mes kaip ir mažai kada, oi. Vakar susitikom. Mhm.
98. O dėl Na, ko tai jūs mane laikot? Ginklas gali būti alučio. Neįsivaizduoju, aš mažai kada jis turėdavo, žinokit. Atsimenu, Bet buvo, būna, turi kartais jisai. turėjo, bet jis pardavė, kiek atsimenu, aš toliau nežinau. Turėjau ir aš anksčiau, aš pardaviau. Bet kad tu licenzijos neturi. Žinau aš. Nelegali ginklų prekyba. Tai ne? už, ne, tiesiog aš turėjau, man pasigalvojau, man nereikia jos ir viskas. Aš ten atidaviau už 10 eurų gal. Teisėtas disponavimas šaunamais ginklais šaudmenimis. Ai, Ne- tiesiog ne- atsikratai nenorėjau, ginklų, ne? nenorėjau bėdų turėti. Toliau. Mhm. O plėšimas panaudojant šaunamąjį ginklą. Palauk. Kokį automobilį dabar vairavai? Kaip tu čia iš viso atsidūrė už grotų? Nepavydėkit, ne tu parašei. Važiavau aikštelį, norėjau pasitikti mašiną, privažiavo pareigūnas, sustabdė. Mhm. Tada, neleistinų daiktų turėjimas. Neleistinų daiktų turėjimas. Bendrai tau gaunasi. Klausyk, tu ten ausinukuose muziką prisitirinti ir sorry. klausyk. Taip, tau iš viso gaunas 90 mėnesių kalėjimas, 190 tūkstančių bauda. Sutinki su kaltinimus. Gerai. O, palauk. Kolega tą ginklą galėtų nešti? Taip, tada gailiesi dėl to, ką padarei. Šaudmenų turėjai? Aš nemačiau tą ginklą, net pareigūnas kaip pasakė, tai tada pažiūrėjau. Mhm. Šaudmenų jis ant savęs turėjo? Ar šaudmenų buvo? Taip, galiu aš tau numažint, žinai, kiek nori kalėjimą mažint arba... Kokį automobilį jis vairavo, kolega? Brabus. Baudą, numeriu. ne? Ai, su numeris, prašau. Su numeriais. Taip, Papildytų jam su- protokolą. Galiu numažint 15%. Taip, Tai iš 190 tūkstančių lieka 161. Paskutinis incidentas. Cinka, cinka. Taip, tu aš dabar... Numeriai F 798. F798, ne? 90 mėnesių. Gerai. Palauk. Radai? Radau, radau. Kas yra? Laisvas, ane? Kas laisvas? Tu. Dabar, šiuo metu. Ne, Palauk, laisvas, aš man dabar, klausiu. Ne, man mes darysime infiltratą. Tai palauk, man pirmą dar čia laiko užtruks, man reiks, kad karatos orderį užpildyti. Žiūrėk, aš tau turiu klausimą, gal gali man pagelbėti iš jų. Šitą pilietį reikia išvežti kalėjimą 90 mėnesių. Gali išvežti? Sumuši, ką man padaryti? Palauk, aš Pasak jam... man kas. Palauk, laiky pakeltas, nesusrakink, aš jam gražinsiu jo toliau. A girdi, neįsidarbinėk, ba vėl griūsi ant žemės. gerai, gerai. Gražinsiu aš tavo telefoną, tavo raciją ir telefoną. Man tu primeni Lūną. Be šansų, seniai. Pasak man kas. Sveiki, ponas. Nu, labas. Būsi GOV 32, Stela Dzevil. Malonu. Priminkite man savo vardą pavardę. Cezaris Kemštelis. Cezaris, ne? Kamštelis. Taip. Gerai, pilietis, žiūrėkit dabar, toks dalykas, jūs turite 5 stambes bylas. Mes turėsime ką? jums... Už ką? Norit, kad aš jum garsinčiau? Jo. Gerai, tada klausykit. Ne, šitą dabar tau čia išrašė, šitą nestambi. Tada... Vagystės įbraunant į patalpą ar kitą objektą. Čia skaitosi stambi byla. Sekantis. Ta prasme, kokias vagystės? Pas tavę yra bylos, žiūrėk, aš tau pasakysiu, kada išrašyta. Išrašyta 5 mėnesio 14 dieną.
Vagystės įbrant į patalpą ar kitą objektą. Niekada nevogiau. Elektronikos parduotuvės plėšimas Ai, apie buvo. 11:45. Buvo. Tai va, sekanti. Klausau. Disponavimas įranga skirta narkotiniams ar Dirbu psichotropinėms medžiagoms gaminti. Disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis mažas Jo. kiekis nuo 0 iki 150 vienetų. Šita byla išrašyta už žolės auginimą balandžio 24 dieną. Buvo. Sekanti byla. Lenk pirščiukus jau 2. Trečią bylą pastavė. Buvimas neleistinoje narkotinių medžiagų lokacijoje. Bendrininkavimas nusikalstamo veikloje. Balandžio 5 dieną. Dabar trečią buvo, ne? Jo, trečią kolegą. Trečią. Ir tada ketvirtą. Žinok, pas tą visas eina iš eilės. Jeigu aš visas tą bylas pražiūrėčiau, tai žinok, čia, ui. Čia padarytume 10 stambių. Jo. Buvimas neleistinoje narkotinių medžiagų lokacijoje. Ne, palauk, apgavau. tą pačią paskaičiau. Palauk, 1, 2, 3. 4 į 5. Ne, 5 šitą negalioja, 8, 8, 4 čia. A ką? Kur čia ta 8, 8, 4? Ir taip, 4, 4, 3. Disponavimas narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms. Vidutinis kiekis nuo 150 iki 300 vienetų. 243 lapelius turėjai. Turėjau. Jo. Asmuo su narkota byla užpildyta chujovai. Pareigūnas neprisistatė, kuris užpildė. Nu, bet čia jau pizdu. Šitas dalykas buvo kovo 29 dieną. Tai va, ponas, turime 5 stambes bylas, darysime kratelę, žinokit, ir po to dar eisimės pasišnekėti, gerai? Gerai. Super, tada lūktelkit sekundėlę, aš užpildysiu Klausau. kartą su Arderį. Alio. Sveikas. Mhm. Kom galiu padėti? Kom galiu padėti? Ja, šiuo momentu užsiėmęs. Nu, kažką. Mhm. Žiūrėk, dabar aš jau užsiėmęs, už kokias valandas gal atsilaisvinsiu, pabandom susikontaktuoti. Nu, nebent į vakarą tada. Mhm. Žiūrėk, aš tau dar užduosiu klausimą tokį. Gerai. Su krata sutinki kažką sandėlį nelegalaus rasiu? Sandėlį mašinose, namuose. Namų neturiu. O Gerai, mašinose? sandėlį mašinoje rasiu. Mašinos irgi ne sandėlį gali būti ant trupinukų. Kokių trupinukų būtent? Koks jau savam vartojimui turiu, gal 3 A tai tu gramus. narkomanas? Pavartoju kartais. Negerai, ką dar rasiu. Nu, kaip ir daugiau nieko nežinau. Gerai, su krata sutinki. Sumuštinių daug turiu. Galėsiu Tai pavaišinti. sutinki, kad tau kratą padarytume? Sutinki su Nu, krata sutinku, klausiu. aišku. Kad... Super, Labai super. gerai. Aukso žodžiai. Gerai, kiek to tai tuoj reikia? susipildo. Anksčiau ir vėliau čia buvo. Nu, viskam ateina laikas. Ne? Taip. Tai ką dar apie Alių gali papasakot per tą laiką? A, nežinau, mes senai susitikę buvom, vakar susitikom, pagėrėm. Mhm. Ir tiek. A, jis irgi kažką vartoja, kaip ir tu, Das ne, jis alkoholikas. alkoholikas. Nu, vardas toks. Nuo Mhm. gimimo. Mhm.
Taip, pateikiau kratos orderį, dabar laukiam, kol patvirtins kriminalinė policija. Mhm. Taip. Kiek čia mašinų turim, reikia pažiūrėti. Daug darbo bus. Jaba. Daug. Žodžiu, aš manau, kad mes kol kas galim, pakol šitą kratą patvirtins, mes galim eit pašnekėti, ne? Jo, pasikalbėt su juo galim. Jau pasikelk rankutės, aš tai apsiieškuosiu. Gerai, kol kas paimsiu aš tą telefoną, bet tą grąžinsiu, nesijaudinu. Gerai, aš tą susirakinsiu. Surakinsiu tą rankas per priekį, kad tau būtų patogiau. Paimsiu už parankės. Jėzau, kokias tą plaukuotas rankas. Nepatinka? Ne. A tai geriau nusiskutė vyrai? Kažkaip keistai atrodytų. Na tai moteris nusiskutus geriau ar nenusiskutus? Nu, tai faktas, kad nusiskutus, o dabar Nu tai vyrai va, tai apie ką mes ir žniegam. Žiūrėk, dabar pasakysim šitaip. Viską matai, ne? Matau. Super. Žiūrėk, aš tave... Oi, nulipk nuo stalo, prašau. Ačiū. Atrakinsiu aš tavo rankas per priekį. Žiūrėk, dabar pasakysiu šitaip. Mes esam viešieji tyrėjai, mes užsiemam bylomis, mes užsiemam baudžiamais kodeksais. Dabar žiūrėk, viskas priklausys nuo tavęs, kaip tu šnekėsi. Jeigu tu mums nemeluosi, sakysi tinkamą informaciją, tvarkingai atsakysi klausimus bei įsipisinėjimų, kaip sakant, tiesiai šviesiai ne. Ir gal mes tau kažką, žinok, galėsim pasiūlyti, kaip sakant. Kaip sakoma, ranka plauna. Nu, tai taip, Būtent, supratau. žinai, gal Padėsim, mes tau ten padėsim. kažką taip netyčia sandėlį kažko galim ten nepamatyti, taip, žinai, vieną akim primerktą tą snaiperio žvilgsnį, žinai, Ten nieko pas mane nėra iš tikrųjų. Nu, čia tau kaip pavyzdys, žinai, susitarti visą laiką galima, jeigu gražiai bendrauji su Neatsimenu, jo. žurnalistais. Tai va, žiūrėk, žodžiu, pas tave byloj mane sudomina vienas labai spalvingas įrašas, toks taip geltonai šviečia, žinok. Supranti, apie ką aš? Kolega jau turėjo tau įgarsintą, ne? Tai va, tai papasakok man šitą visą istoriją. Čia Kaip šį suprasti? apie gaujos? Taip, visiškai tiksliai. Taip, pradėjai į temą kalbėti. Buvau kažkada. Geltonųjų gaujoj. Kada šitas buvo? Blemba. Tai kas, Prieš porą mėnesių gal. kas dar galva buvo, papasakok tu man. Ai, aš nebeatsimenu vardą net. Gerai, tada papasakok, kur chata buvo. Šito tikrai Chata turėtum buvo, tuoj atsiminti. pasakysiu. Kur gyvenat? Nes aš turiu visą informaciją. 338 motelį. 338 motelė, ne? Turėjot tenais ką? Butą. Būta, tai. Butą, ne? Tuoj aš patikrinsiu, žinok, šitą informaciją.
Patikslink man informaciją. Kur būtas buvo? Lokacijas. skaičiukus. 338. Aha. Taip, 338 yra kur? Patikrinsim. Los Santos mieste. 338. Palauk. 332 radau. Šalia, Radau. šalia Valčių. Jo, šalia Valčio. Mhm. Vainvūdo rajonas. Radau, Kanalai. radau. Žiūrėk, tada kitas dalykas. Kiek laiko priklausai? Mėnesį daug gal. Na dabar žiūrėk, ne, jeigu tu nepriklausai gaujai, aš galiu labai lengvai tave patikrinti, žinok. Nepriklausau jau. Žiūrėk. Blemba, man labai įdomu, kada čia tau tas įrašas rašytas. Šiek tai reikia pažiūrėti tą visus bylas. O, radau. Palauk, gal radau. 3 mėnesį 19. Aha, aš tą patį, žinok, žiūriu. Bet čia konkrečiai neparašyta. Žiūrėk dabar, kai atsimeni, kai tave kovo 19 aras supakavo. A girdi? Galvoju. Žiūrėk, aš tau paskaitysiu. Gavus info, jog yra asmuo daug kokso perdirbime vykus susirakinus, žodžiu, kokso perdirbiniai. Galimai. Atsimeni šitą dalyką? Jo, atsimenu. Nu, dabar tu man papasakok, su kokia apranga buvai? Su kokia mašina buvai? Neatsiminsiu, žinokit. Gerai, žiūrim sekantį bylą. Narkota. Techniškai netvarkinga. Nu, žodžiu, tu čia labai įdomi bylų turi. Beveik visą su narkota, klausyk. Taip. Viskas su narkata. Jo. Žodžiu, esmė tokia. Čia Galim taip, kad tik daryt, manau, atsikraušiu į prielaidą. miestą. Bandžiau užsidirbti pinigų. Žiūrėk dabar, toks dalykas. Kolega. Girdi mane, kolega? Girdžiu, be abejo. Žiūrėk, aš dabar taip pagalvojau. Negali pats tas įrašas įrašytas kovo 19 dieną. Galimai gali būti, nes daugiau aš nelabai matau bylose, kad nes Būtent. pas vien yra narkata. A tau kažkada tardymą darė? Ne. Nedarė, na? Supratau. Gerai, žiūrėk, kadangi čia kovo 19, nu tarkim, darom prielaidą, kad kovo 19. Gal atsimeni kažką, kas tuo metu buvo gaujoj? Kličkas, vardus pavardes. Keletą atsimenu, su kuriais labiau bendravom, tai Dužės patik. buvo. Kas toks? Dužės Dužės. ir Brokas. Aha. A dužės tai kartais nebus išpratėjęs? Nežinau. Jo išpratėjusių nevadindavo? Ne. Gerai. Palauk, tada kitas klausimas. Palauk, ne, palauk. Žiūrėk, tu minėjai tas tavo draugas Alius, tu jį pažįsti daugiau nei pusę metų. Tai Taip. jis irgi gaujoj buvo kartu su tavimi. Ne. Jo tikrai Aš čia nebuvo. kažką praleidau? Jo, kol laukėme jūsų, tai su asmeniu kalbėjom, nes pas jį Aha. buvo rastas ginklas automobilyje, tai asmuo teigia, kad vakar draugus girtus vežiojo ir galimai paliko tie draugai tą ginklą pas jį automobilyje. Ir vienas iš tų asmenų buvo jo draugas Alius, su kuriuo jis jau pažįstamas apie pusę metų. A kitas dalykas, nuo ginklo atspaudai buvo imti? Tai ne, aš tai sakau, rašykit tą ginklą, manęs tai. Jo dabar nerasit, retai labai būna. Tau jau surašyta buvo, tai ten aš nelysiu į kitą kolegės darbą. Nu, Kaip tai. sakoma, nelysk į užimtą taletą. Na taip.
Nes nuolpsina šūdų kvapą. Atsiprašau už išsireiškimą, nesusirinkiau. Jeigu nenaudosiu oro gaiviklio. Žodžiu, Taip. esmė, kad žinok, ar ciro oro gaiviklis nepadeda, jeigu pupelių privalgai. Ai, Jėzus, tom Žodžiu, pupelėm baisu. esmė tokia. Aš nežinau, žinok, aš tai jo tikiu. Nes, blėt, nu pasi labai ilgi įrašai. Jo, pasiilgi įrašai, visi už ir- narkotą toks vaizdas, kad jis yra ir biški ta toks prasme- narkomanas, atsiprašant. Pavartojantis. Bet tie įrašai yra seni. Ir matai, nu, jisai matosi net, kad jis nėra, tam, žinai, iš aktyviausių. O logiškai pagalvojęs, jeigu tu nesi aktyvus, tai tu nesigauji. Ar aš klystu? Būtent. O šiaip įdomumo dėliai, kodėl tu iš šeimos išėjai ir kokiais būdais? Mes visi išsiskirstėm. Tiesiog. Jis į savais keliais patraukė. Tai. O priežastis kažkokia buvo to? Vasara. Ta proga aš už jūsų valgysiu Kinder Bueno. Skanu. Dėkoju. Nežinau, žinok, kolega, aš tai jo tikiu kaip iš tavo pusės. Ne, žiūrint pagal bylas ir ką jis paskutiniu metu veikia, tai nepanašu, kad jis gavai priklausytų. Žvejoju aš jau visą savaitę. Nu, ir kiek užsidirbai. Pakankamai jau. Daugiau nei iš narkotikų. Nuo. Nu, Blet, papiriuką, atsiprašau. į gerąją pusę patraukė. Galimai. Buvo neskanu. Būna. Gerai, žodžiu, nebekankinam, tai pažiūrė, ar patvirtina kratą, pasidarom kratą ir paleidžiam. Man atrodo, kad į kalėjimą jis davažiavo. Super, antras patvirtino kratą. Gerai pasikelt rankytės, greitai nuvažiuosim, prasikratysim viską. Ja, paskui į kalėjimą patrauks. Telefonė tikiuosi daug kontaktų neturi. Nežinau, aš ne. Reikia ištrinti viską. Ne, tai trinti nereikia. Su nieko nebendrauju. Galėsi ištrinti po kratos. Gerai. Kas nesudomins manis. Blemba labai skaniai susivalgė. Neatsimenu, kada su telefonu šnekėjau jau. Periuks? Nu, blet, ne popieriukas. Kur tas ten pasiklydo? Ne, popieriukas neskaniai Galite susivalgė. atperkti man akis? Va. Jei, kad tu išvystum šį spalvotą pasaulį. Blet, negaliu paimti per sunkus. Ta, tie plaukai trūkdo tave paimti, o. Praslyda. Jo, toj sekundę. Limukai, kodėl ant laiptų? Jak się nas usi rękę? Toj. Tvarka. Ateik biški. Einam. Yra laisvukas limukus paimti. Kolektyvas, paimkit 2 limukus nuo laiptų, prašau. Trauk mašiną. Mano gaidys ne mašina. Nu gerai, tada. Galiu netrauk, savo aš nuvežti. pati ištrauksiu. Aš tave paimsiu už rankutės. Darysiu galinės duves. Įsodėsiu, priseksiu saugos diržą. Jos dabar su kalieka biški 18. Sulaikytų, važiuojam karatą daryti. Jezu, kai jie reikia, tai racijai. Šiaurė. O tiek, kad jis reikia, kad klausyt, ką kalba, tai blemba tyliai kalba. O, gal paleisim jau? Palauk, būk mašinai. Blet, klip nahų šitas mašinas.
Va taip. Moteris, Vat kad atvažiavo, vėliau reikia. sutvarkė. Tikriausiai, jeigu nepadarysi, tai čia tvarkos nebus klausyk. Sakau, man pats turi padaryti, niekas kitas. Kam? Ne, tai jeigu pats nepadarysi, tvarkos jau nėra. Iš. Blemba labai skanytas Kinder Bueno susivalgė, noriu dar, bet tenka vairuoti. Bet kitą jau įsilaukt normaliai. Ištirp šokoladas, bet Nu tai nereikia pusę valandos rankų laikyti. sunkiai. Sunkiai, ne? Kažkaip aš ratas, ratai, blek, važiuoju. Oi, Nu į gyvą gerai būtų nuvežti, žinai. gerai, saulelė, dabar aš tą ištrauksime stavį Išlapinsim iš automobilio. Ateik čia. Užlipsi ar užkelti? Batų dydis A, pasakyk. 28. Maža koja. Nu ir kodėl tu man melavai, Saulyte? Nu, taigi taip gražiai šnekėjom. Dėl ko melavau? Sakei, koksą rasim savam vartojimui, daugiau nieko tu turi. Ir AP, ir kulkos, ir laptopai, ir crossbar. Tai laptopai mano. Crossbaras, okei, laptopai irgi. 3 svičiniai peiliai, 2 beisbolkės. Nu gerai, dėl kokso nemelavai, šaunuolis. 115 žaliais iš 100 kokos lapų. O, blemba, neatsimenu. Nu tai kaip tema taip? Nu, palauk, aš dar ją pačianaisiu, gal ten kokį stambus lipi. Gerai, žodžiu, ką viską švarinau, dabar tu man ištrauk. Gražiai tvarkingai. Gerai? Laptopas pasilik, crossbarą pasilik, net beisbolkės turėjai, peilius pasilik, man nešimk žolę, AP. Toliau, manau, viską gali pasilikti. Ai, dar kokos lapus irgi. Paimk. Kai paimsi viską, pakelk rankytes. Aš patikrinsiu. Nium. Kur jūs radot žolę? Žiedai 115. Ir kokos lapai. Tai kad nėra pas mane. Kaip nėra? Nu, nėra. Nu, pakelk rankas. AP tik išėmiau. AP paimsiu. Patikrinam dar. 28 batas, ne? Taip. 28. Airdropo sekiklis. Nu yra 115 žalės prie suplėšytų batų ir trašų. Ir 100 kokos lapų. Aš jums galiu parodyti per laikraštuką. Nu galim. Galim bandyti. Nium. Parodyk. Nes man rodo, kad 115 žolė žiedų. Aš juodą ekraną matau. Ai, va, gerai. Ai, lemenės dar paimsiu, žinok. Ja, pačia nuscrollink. What the fuck? What? Savo kišenę pascrollink ją pačią. What the hell? Žiūrėk, aš pajungsiu streamą. Žiūri?
Pakelk ranką, susirakinsiu aš ne. Tumo 125, kodas 102+2. 10,8 plus 1. Kratą darom. Taip, krata 28, nu. Va, 115 žalės, 100 kokios lapą. Normaliai. Nes aš viską matau. Sterilizuotas pienas, kam tu nesterilizuotas pienas? Palauk, gerai, dar kartą aš tai pažiūrėjau. Atrakinsiu dar kartą, parodyk man savo sandėlį. Tikrai nesąmonė. Atidaryk sandėlį. What the fuck? Gerai, nueik nuo sandėlio dabar. Rankas pasikelk. Na, pasikalbėkit. Ja, gerai. Korečia, kokos lapus ir O žiedus, pas jį nėra, ne? pas jį nėra jo. Įdomiai čia. Gerai, atidarysiu galinės, užakinu. Atidarysiu galinės durelės, paglengavo, įsodinsiu į transporto priemonę. Prisegsiu diržą, važiuoju. Taip, o mes dabar važiuosim, turėsim ilgą kelionę. Važiuosim pailsėt. Ne, važiuosim iki sandėlio, patikrinsim tą mašinas, patikrinsim tą telefoną ir po to Na. važiuosim į kalėjimą. Aš primerkiu trumpam. Good. Vyksta navigacija, operacija pasaulyje. Kur į sporto salę eina, į kairę, į dešinę. Jo. Sakau, visą navigaciją, blėt. Sakė. Gerai, kada žemėlapį nusiunti visi. Jo. Konkrečiai. Man pasivartė biškį. Susalanksti Na. paskolą. Na, Gerai, des aš tavo telefoną einam į laikraštuką, aš telefoną tavo prapurtysiu. Gerai, rodyk man savo telefonas.
Gerai, iki settingus. Display. Po general kur aha. Va šitą. Ir tada šitą ant maksimumo pasidaryk. Gerai, išeik. Visiškai. Išeik iš nustatymo iki pagrindinio ekrano. Gerai. Dabar eisim iš eilės nuo viršaus į apačią. Tai pradėsim nuo mailo. Praėjai. Viršuje, pirmą juostą. Gerai, gali išeit. Tada valetas. All transactions. Gerai, gali išeit. Tada garažas. Gerai, gali išeit. Tada home. Gali išeit. Nautai. Gali išeit. Voice memos. Gali išeit. Marketplaces. Tavo postai. Apačioje your posts. Gali išeit. Tada X-as. Gerai, į profilį eik. Viršai pačiam. Aha. Gerai, gali išeit. Dar chatą turi? Gerai, galerija. Apačioje. Gerai, gali išeit. Žinutės. Kas čia per alutis? Tas pats Vinsas, kas čia toks? Pirmas. Okay. Haris. Kometa. Tai žodžiu, iš tų nebeapsimoka jau žiūrėti dėl to, kad bus tuščia. Jo, seniai gerai, išeik. Eik į skambučius, į kontaktus. Tai pirmas, 10, kas čia? Ar dabar nebėra? Du vienas, du. Žaibas. Toliau į scrolling. Javač. Lockpikas. Gerai, toliau. Kas čia per pučių siaubas? What the fuck? Kas čia pas jūs tie VMI? Gerai, apač. Gerai, eik į recents.
Voicemailas. Gerai, niekas iš telefono neturi. Alio, Ale. Einam garažą. keliaujam į garažą. Ten matai dėdė stovi. Mhm. Pas tą dėdė išsitrauk mašinas. Išsitraukė, Kaip sakai? sakau, išsitraukė mašiną iškart išlipk. Čia nėra štai bagažinės. Gerai, parkuok. Švaru. Gerai, parkuok. Mhm. Kaip bagažnikas yra? Ne. Gerai. Pritiškė. Gerai, bagažinė švaru. Mhm. Švaru. Čia paskutinė. Mhm. Kamą mašinų turi? Ne. Nuvažiuosim patikrinti. Sėsk į mašiną. Ar jum kaip princesėm duris atidaryt? Lip pareigūnas į priekį. Mes pusiau princesės jau. Jum. Taip, pabandyk išsitraukti. O, jis neblogas marsiukas, kaip aro. Lapcuopas į karcelės.
Suplyšęs batas, rinkinukai ir vaistinėlės. Daugiau nėra? Visi pražiūrėjo. Ne, aš civilio klausiu. Ne, vien Dar važiuoju. automobilį, nebeturi. Ne, viskas. Ai. Bet galvojau, kad numušė šį. Stoju su planšetėmi. Einam į kameras, pildysiu aš tau. Kiek jam prieš tai buvo kalėjimo? 25 kalėjimo. Ai, tai tuos 25 ir duosim, nedadėdinėsiu aš už tą pa. Okay. Vis du jau gražiai bendrauja viską. Reiks čia. Važiuok, į Vilnių. Ai, okei. A, okei. Gerai, šakalednikai. Ai, tu Cezaris, net. Taip. Tu aš tau supildysiu. A tu tikrai išėjai iš geltono, nes tavo automobilį kažkodėl dar geltonį pusėje. Aš išėjau, bet aš ten važinėjau su jais. Mano pagrindinis šitas Mercedes. Kiek tu ten lemenių turėjai? O ne, manęs nelegalios? Tai faktas, kad nelegalios. Kam civiliui reikalinga neperšinama lemenė? Radau žemėlapį. Nu, šibrelį jo, iš tų žemėlapių duodai. Jo, tai kad ten iš tų žemėlapių, blėt, visokią velnę gali gauti. Man atrodo, tai realiai statyti kapą ir lemenę, tačiau niekad daug negausi. Pasakyk man viešą savo pavardę. Kamštelis. Viešas. Ne, viešas. Tarpime viešas. Kolega! Taip, Pavardę sakyk savo. Pocius. Tiek jisai, tiek aš esu viešieji kriminalistai. Tai čia tie, kurie vaikšto be kaukių, daro kratas, tyria bylas. O kriminalistai jau dabaigė mūsų darbą. Taip, disponavimas policijos šaunamais ginklais ir neleistimų daiktų turėjimas. Tai tau dar 40 mėnesių. Pizdu, gerai. O. Tai gal lemenių nerašom? Kam? Gal lemenių nerašom? Tai tau tas nieko nekeičia, tau tie patys 40 mėnesių lieka, kuriuo aš ar taip ar taip nerašysiu tau. O, puikiai. Žodžiu, neleistinas disponavimas policijos šaunamais ginklais ir neleistinų daiktų turėjimas 40 mėnesių galėjimo ir 130 000 baudų. Pildau. Susimoku. Šaunolės. Gerai, važiuojam. Kalėjimą.
Sėsk. Pirmą kartą važiuoju žmogui į kalėjimą nesurakinus. Pirmą kartą važiuoju, nesurakins. Nu, tai būna Žinai, kaip pirmą sakoma, esi jaunas, kol būna pirmą kartą. kartą. Būtent. Jeigu dar yra pirmą kartą, reiškia dar nesenelis. Arba. Opa! Nepaliečiau, aš tikiuosi. Ne. Ne. Net krūptelėjau, nemeluosiu. Papildoma žyma ant galvos nuo padangos jam blogiau nepadarys. Kirptis nereikės guli. Blet, nu šiaip visiškai neduot aš negaliu, kiek čia palatų gauna šiam 5 mėnesių, ne, bendrai paėmus. Jo. Nu tai 32 mėnesių. Malonu. Malonu, kad bendradarbiauji visiškai normaliai. neduot negaliu. Taip. O telefoną tu turi, ne? Tai jį galit paimti. Tai man atrodo, aš tau gražinau, kai darėm tą. 32 mėnesiai, ačiū už gražų elgesį. Malonu Tikiuosi, kad susitikt. nebesustiksim tokiom aplinkybėm.